Kietas kaip akmuo, bet ne akmuo. Geltonas kaip auksas, bet ne auksas. Gydo kaip medus, bet ne medus. Kas tai, robotuk? Nežinau. Tai gintaras. O kas tai yra? Ar tai akmenėlis? Gintaras. Tai medžių sakai, susidarė prieš 50-60 milijonų metų toje vietoje, kur dabar tyvuliuoja Baltijos jūra. Bėgant laikui, sakai sukietėjo ir atsidūrė po žeme. Ten ir virto nuostabiuoju gintaru. Robotuk, ar žinai, ką vadiname inkliuzu? Ne, nežinau. Medžių sakai, iš kurių susidarė gintaras, buvo lipnus ir minkšti. Į juos patekusi kokia nors muselė ar augalėlis įklimpo ir pasiliko gintare iki šių dienų. Šios gintare randamos augalų ir vabzdžių liekanos vadinamos inkliuzais. Ar gintaras būna tik geltonas? Gintaro būna įvairių spalvų. Lietuvos pajūryje gintarą jūros bangos išmeta į krantą. Jis gali būti geltonos, gelsvos, oranžinės, raudonos, rudos, kartais netgi juodos spalvos. Dažniausiai gintaras būna skaidrus. Kartais galima pamatyti ir matinį, neblizgų, lyg drumstą. Labai įdomu. Ką dar žinome apie gintarą? Pažiūrėkime. Gintaras vandenyje netirpsta. Gintaras dega, o degdamas skleidžia sakų kvapą. Gintaras yra kietas, bet trapus. Jį nesunkiai galima susmulkinti. Žmonės nuo seno naudoja gintarą, kuria meno dirbinius, suvenyrus, papuošalus. Gintaras dar yra vadinamas sveikatos akmeniu. Jis turi gydomųjų savybių. Su gintaru gaminama gydomoji kosmetika, verdama gydomoji arbata. Dabar tikrai žinau, kad gintaras yra ne akmuo. Eime rinkti gintaro. Ji kieta ir geltona. Gal ji padaryta iš gintaro? Ne, gamtoje yra daug visokių medžiagų ir iš jų gaminami daiktai. Mašinytė pagaminta iš geležies ir nudažyta geltonai. Geležis yra kieta ir tvirta. Todėl iš jos gaminami įvairūs įrankiai ir galingos mašinos, laivai. Kietas gali būti ir plastikas. Plastikas kaip ir gintaras, nors ir kietas, bet gali būti trapus. Robotuk, pažiūrėk į jūrą. Kaip manai, kodėl jūra banguoja? Nes ji nėra kieta? Iš tiesų, pūsdamas vėjas judina jūros vandenį, nes vanduo yra skystas. Jį galima perpilti iš vieno indo į kitą. Buityje mes vartojame daug skystų medžiagų – pieną, aliejų, sultis. Supratau. Kietą daiktą galiu paliesti ar paimti į ranką, o skystų medžiagų rankose negaliu išlaikyti. Jos išteka. O kokių dar būna medžiagų? Gali būti lengvų ir sunkių medžiagų. Štai drabužius siuva iš lengvų ir minkštų audinių. Audinių būna labai įvairių. Jie gaminami iš medvilnės, lino pluošto, poliesterio ir kitų medžiagų. Iš audinių siuvami drabužiai, užuolaidos, vėliavos, laivų burės. Tai lengvos medžiagos, tačiau yra ir sunkių. Pavyzdžiui, sunkus ir lipnus yra šlapias molis. Iš molio gaminami vazonai, vazelės, puodeliai, lėkštės. O koks čia daiktas? Iš ko jis padarytas? Čia žaislinis laivelis. Jis padarytas iš seno medžio žievės. Žievė šiurkšti, bet lengva, todėl laivelis neskęsta. Šiurkšti žievė, žvyras irgi šiurkštus, kai einu basa, bet mano šilkinis šalikėlis labai švelnus. Man patinka švelnus daiktai, pliušiniai žaisliukai, kailinukai pasiūti iš švelnaus kailio. Kiek daug įvairių daiktų ir medžiagų aplinkui. Įvairių spalvų, kietų ir skystų, lengvų ir sunkių, šiurkščių ir švelnių. Ačiū jums, vaikai, aš sužinau tiek daug įdomių dalykų.
Puiku!